Diena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Noriu su jumis šiandieną pasidalinti tokio šių metų atradimu. Tai keičiau motinėles į mūsų lietuviškas tamsiasias ir keičiau 10 motinėlių keičiau ir dabar tikrinu 9 motinėlę, 9 šeimą ir iš 9 yra 9. Tai galima sakyti 100% pasisekimas motinėlių keitime. Manau, kad ir 10 turėtų būti viskas gerai. Tai šiais metais bandžiau su tokiu keisti narveliu. Tai yra toksai narvelis, kuris dedasi ant perų ir ten įleidžiama motinėlė. Tuomet tam narvelį išsirita jaunos bitės, pradeda maitinti motinėlę. Ir tuo pačiu motinėlę maitina irgi avilio bitės. Tokiu būdu išnešiojimas yra kvapas motinėlės po avilį ir taip, bitės kaip ir pripranta prie tos motinėlės ir tada priima. Aš buvau girdėjęs, kad šitas priėmimo būdas yra 99–97%, bet kažkaip visą laiką netikėjau ir galvojau, gal čia kažkoks reklama. Bet iš tikrųjų šiais metais pabandžiau ir iš 9 jau 9 yra. Tai esmė kokia, kada aš keičiau, reiškia, buvo Liepos kažkur 15 diena. Aišku, dabar vyksta kažkur medunešis, grikiai žydi šiais metais tokiu laiku, dabar yra Liepos beveik galas. Tai Liepos, tarkim, 15 įdėjau, kaip dariau, reiškia, išėmiau seną motinėlę ir iš karto, nieko nelaukdamas, dėjau naują motinėlę be palydos, štai šitą narvelį ir tiesiai ant perų. Ir dabar yra jau, kaip ir 12 diena jau ir nelindau. Tai dar vakar truputėlį irgi tikrinau šeimas, tai dabar 11 diena. Tai reiškia, vakar pradėjau tikrinti, tai buvo 10 diena. 10 diena, kaip šitas narvelis yra uždėtas. Ir aišku, čia turbūt šitas durelės yra skirtos čia motinėliai paleisti, o štai čia, iš šitos pusės galima ten, matosi, šitos durelės yra skirtos išlaužti, tam prisideda kandida šlava šitam skyriuje ir bitės kaip ir pačios turėtų išleisti tą motinėlę. Bet aš sakau, palaukiu 10 dienų ir esmė tokia, kad jos motinėlė pasileido, tarkim, per šoniuką, pragraužė. Ten matosi, pragraužė ir tokiu būdu, choriai pragraužė ir tokiu būdu motinėlė išleido. Tai nežinau, gal tas medkopis turi kažkiek įtakos, bet ir šitas būdas irgi yra, manau, kad geras, nes vis tiek motinėlė čia, manau, pabūna kokias 5 dienas, turbūt pabūna apie 5 dienas, tikrai. Ir po to bitės pragraužia korį ir pačios išleidžia motinėlę. Ir tokiu būdu jau jos būna pripratę prie jos ir jau būna įsiritusios jaunos bitės tame narvelė, kurios maitina ją ir tokiu būdu motinėlę sėkmingai priima. Tai tokios naujienos šiais metais, tai labai smagu atrasti tokį būdą, tai dabar manau, kad tikrai naudosiu, nes anksčiau naudodavau visą laiką narvelėse tokiuose standartiniuose. Gal jeigu turėsiu, parodysiu. Tarkim, tokiuose narveliuose dėdavau ir išleisdavau motinėlės ten. Bet ne visada tikrai ten būdavo nuo kokių 80% iki 40% priimumas. Tai o šitas tikrai labai gerai pasiteisino. Tarp kitko, keliose šeimose radau lopšelius, reiškia, motininius išgraužtus, nugraužtus jau, tai reiškia, buvo pradėję auginti atsarginės motinėlės, kaip sakyt, naujas ir po to jau nugraužė ir tuomet, kai turbūt tą priimtą pradėjo dėti kiaušinėlius. Tai toksai atvejis ir vienoje šeimoje dar radau irgi gelbėjimosi lapšeliai, buvo 2 ir nenugraužti. Tai galima sakyti, iš 10 šeimų viena šeima, 10% vis tiek jos siūva tuos lapšelius ir gali būti, kad po to gali pašalinti tą motinėlę ir išsivesti savo iš tų gelbėjimosi lapšelių. Tai reikia, aš po 10 dienų tikrinu, tai išlaužiu lapšelius, kad neliktų tų, reiškia, motinėlių naujų. Tai tiek žinių, ačiū Jums už dėmesį ir iki.